Kai tu būsi šūdas, aš pabūsiu lapas ir tave pridengsiu, kad nesklistų kvapas. Da, tokio negirdėjęs. Senelis. Senelis? Na taip, nuotaikingai pradedam. Sveiki ir softeriai ir paprasti mirtingieji. Pagal šiandieninį žaidimą Sopai ir GLA turės vienodas užduotis. Pirmas taškas ketvirtam pastate, antras taškas tarp 7 ir 6 ir trečias taškas bus rampa, 21 pastatas. Ką jums reikės padaryti? Šituose taškuose rasit šitą įrangą. Timeris plus seifas. Abudu jie paženklinti Zarino dujos. Šitam prietaisui jums reikia spausti savo spalvos. Spaudžiat mygtuką ir turite išlaikyti paspaustą mygtuką 1 minutę. Kol pasieks škalę 100%, tada pradės pas jūs tiksėti taškai. Po 40 taškų atsidarys seifas. Iš seifo paimamas turinys, tai yra konteineris ir pristatomas vadų. Tai vat būtent šitą konteinerį, jeigu jūs užduoties metu nukauna ir draugas nepasiima jo, jį paliekat vietoj ir pranešat vado koordinates. Yra 3 taškai, bet reikia surinkti bent 2 ir tada galėsit vykdyti užduotį ties raketų paleidimo. Vadas pasakys vietą, kur stovi raketų paleidimas. Pastate bus irgi paleidimo pultas timeris, kurį reikės užvaldyti ir sukaupti 30 taškų, kad įvyktų raketų paleidimas. Po raketų paleidimo... Trumpai, užimam taškus, laikom, kol susirenka 30 pointų, atsidarom 2 taškus, tada galim atrakinti raketas, atrakinam rakenas ir važiuojam. Mes gal tada šokam čia? Na, kadangi turėjom DMR kompaniją, tai liepė pušinti viršų. Tai bėgom kiek tik galėjom, uždusom kaip turi būti, senai buvau toje pompą gavęs. Tai girdisi net kaip alsuoju, eidamas dar neužlipom, o jau pompyti žiaurinį buvo. Bet šiaip netaip įveikėm ir pačiam viršuje atsiradom. Pozicija labai gera, iš aukštai matosi viskas. Jau bus, ne? Dar kvapelių nesugebėjom atgauti, jau priešo linija yra aplinkui. Reikėjo susikaupti, o uždusimas tikrai geras, reikia truputį dažniau gal kardio padaryti iš tiesų. Tai pirmas žvilgsnis pro langą ir iškart pastebėti priešai artėjantis prie mūsų. Greitai užsėmiau poziciją ir bandžiau susidoroti su jais. Tolimas atstumas, ištraukiu DMR-ą. Leidau šaudyti iš gilumos, tai labai ginklų iškiš nereikėjo. Priešai net nesupranta, iš kur šaudau. Vienas nušautas, antras nušautas. Ir dar trečią bandėm sugaudyti ir lyg ir trečią pagavau. Na, žinoma, laikyta, kaip sakoma, rankytę, kad nedrebėtų, buvo sunku, nes iš tiesų tikrai labai buvau pavargęs ir padusęs, kol užsėmėm šitą poziciją. Ai, 3 nušau. Jau visas jėgas atidaviau pribėgti, bet dar reikėjo ir nemažai jėgų užlipti į patį viršų. Na, o čia tolumoje pamatėm 4 priešus, apšaudėm. Kiek įmanoma, bet atstumai tikrai dideli, dar šiek tiek vėjukas, bet pavyko vieną kitą nušauti. Tai visai neblogai. Apšaudžiu. Bandėm laikyti poziciją, neprisileis priešų po savim. Operaciją perdavinėjom informaciją saviem. Čia tikrai žiaurinis atstumas, net netikėjau, kad galiu dašaut. Nes neįsivaizduoju, kokiais airsoftiniais čia metrais, bet atrodė tikrai daugiau nei 100 metrų. Bet iš tiesų šiaip netai pavyko nušauti. Ta toliu nušau, medžiu. Buvau nustebęs. Tai matom, tas pats atstumas, tikrai vėl tas pats didelis atstumas, galvojau lucky shotas, bet pabandžiau dar kartą ir matosi kaip vėl hitinu priešą. Ir tamsoje ištraukė liemenę, tik nesimato per kameras. Aš ratas žiūriu, skrenda ir jis biškį kairę neša, tai aš vos dešiniau ir nuskrenda iki jų. Pizda seničiau smagu. Na, labai stipri pozicija snaiperiam, DMR-am ar ne, tai užsimta pozicija, laikėm ilgai, apšaudėm labai daug priešų ir kas šią poziciją pasima, tas realiai, man atrodo, laimi žaidimą. O, darau, Tomukai. Ateik, duosiu aš tau čia kampą gerą. Gali tūpt, jie arba iš miško kairės ateina, arba čia dešiniau. Realiai, maždaug šitą visą pusę žiūrėk. Kadangi jau čia buvau kurį momentą, tai komandavau, kur žiūrėti žaidėjų. Čia dar vienas tolimas šūvis su vėjeliu, tikrai nustebęs buvo priešas. Net pačiam keista buvo pataikyti taip toli. Iš tiesų labai stipri pozicija, tai nusprendžiau, kad nebus smagu žaisti, tai nusprendžiau eiti į krūmus, šiek tiek
su giliu biškiu šiek tiek padirbėti ir nesinorėjo labai sėdėti ir užspaus priešų tiek, kad jau jie judėti neitų ir žais neeitų ar ne, tai noris, kad žaidimas būtų dinamiškas ir eitų tiek vienai, kitai komandai. Pavyksta dar vieną žaidėją čia nuimti tolumoje, čia prisibėgu, matau labai migruojančių daug priešų, vėliau pranešta viskas buvo operacija, bandžiau dar pašaudyti, bet kaip tik baigėsi šratai dėtuvėje ir tuščiai šaudau ir kol supratau jau pasikeičiau visi pasislėpi. Tai teko užsimti kitą poziciją, biškė tokesnė, saugesnė, kad manęs nematytų, laukiau irgi ateinančių priešų iš priekio. Ir buvo visiškai netikėta, kai paskau galvą šiek tiek dešiniau ir pastebiu atbėgantį priešą. Ir jisai visiškai manęs nemato, supleistu ant kaktos ir iš pistoletų vieną gražų šūvį. Na jau, įdomi vieta buvo, įdomi lokacija, labai nesislėpiau, bet kažkaip netkreipi dėmesio į mane. Ten dar mačiau bėgančius priešus tolumoje po dešinę pusę. Ir kadangi jiem buvo taškas po kairę, tai žinau, kad jie eis link manęs, tai užsėmiau taktišką poziciją. Ir neskubėdamas po truputį pradėjau vieną po kito juos bandyti apšaudyti. Sėkmingas šūvis. Matom gerai užsislaptinęs krūmeliuose. Sėdėjau, laimingas šaudžiau visus ir priešai buvo apšaudyti iš viršaus. Kur matėm tą stiprią poziciją ir dar aš iš šoniuko šiek tiek nepadėjau, tikrai nepadėjau jiems. Tai keletą nuimtų priešų ir žinoma dairausi, kad nebūtų vėl priešų atbėgančių į mane, nes aš buvau visiškai priešo linijoje, tai jie man galėjo čia iš dešinės ateiti, iš galo ir girdim čia kažką šaudo iš tos pusės, per krūmus šiek tiek matau siluetą, nusitaikau, lyg į mane žiūri, pabandau šaudyti. Ir nesuprantu, bet nušoviau, ar ne? Atrodė taip neryštingai, nes gal krūmai gina, bet mane patį spotino. Ir buvau prigautas. Pirmoji mirtis šį žaidimą. Ačiū. Malės šaunuolis, užtrukau aš čia pusę valandų. Na iš ties, per kokią porą valandų pirmą kartą miriau, tai tikrai norėjau eiti į bazę atsigert, bet pakėlė mane, važiuojam toliau. Bet čia už angarų bus, kad pagydį pamiršau limenį nuimti. Na ir gauti informaciją, kad priešai spaudžia visiškai per kitą pusę, tai nusprendžiau lysti pas juos į vidų. Tai lindau į garažus, angarus visokius, tikrinausi visus kampus, kiek tik įmanoma. Ir pušinausi kuo arčiau priešų linijos. Tai bandžiau juos surasti iš galo ir netikėtai kažkokią priešų ugnį įeit. Na ir čia pastebiu priešus. Tai ties kameros nespėjau net įsijungti. Tai vieną trečią ginklų iškišau už pastato ir pradėjau šaudyti. Ramiai po vieną šovį. Du nušovau, dar nepastebėjau trečių priešų, bandžiau dar ir trečią nušaut, bet nepavyko. Tai atsitraukiau, iš karto pakeičiau savo poziciją, nes jau buvau užsidavęs. Žinau, kad manęs lauks, tai nusprendžiau atakuoti per visiškai kitą pusę. Vėl išeinam į lauką, nešaudom iš vidaus, nes taisyklės griežtai draudžia. Su DMR šaudyti iš vidaus. Ir neskubėdamas ramiai nusitaikau į priekį esančių žaidėjus. Ką tik mačiau priekį žaidėją, bet kažkur pranyko. Tai buvo sunku, reikėjo surasti dar, bet nesugebėjau paspotint. Ir tik nuleidau ginklą ir vėl pamačiau išlendantį žaidėją ir porą taiklių šūvių iškart iš pirmo šato pataikiau. Na ir pamojuojam komandos draugui, kad atkeršiau už jį. Ir vėl, žinoma, keičiu poziciją, stengiausi neužsibūt. Čia pamačiau priešus viduje, laukiau su pistoletu, bet niekaip neišlindo. Ir tada sugalvojau, kad gal reikia giliau truputį išlyst, pabandyti pasižiūrėti, kas giliau vyks. Sušaudžiau priešus, truputį supyko, nieko nepadarysiu, iš šonų su pistoletu, tikrai nebuvo taip blogai. Ir čia vėl užspotinu priešą, laukiu, kol jisai išlys, bet pamačiau, kad pastebėjo mane, tai susišaudimas, aš jį nušaunu, jis mane. Na ir išsitreidžiu. Aš jau gydytas. Ką? Nu, bet su pistoletu šaudžiau, nepykit. Na ir pagaliau miriau ir pasikeitėm pusėm, dingo kažkur mano nuo kito pusės garsas, reikia keist gal laidą mikrofonų, pasižiūrėsim, čia savo nušaunu ir toliau pušinuosi į priekį prie pagrindinio objekto, kurį reikėjo žyminėti, susišaudimai visur vyksta. Tai šiandieną tiek, trumpesnis toksai videosas. Ačiū, kad žiūrėjot, hebra, ačiū, kad subscribinot, jei nepasubscribinot, tai būtinai paprenumeruokit, paspauskit varpelį ir laukit naujų epizodų sekančiam karteliui. Peace out, hebra.